Turiu dvi savo mėgstamiausias mišrainės. Viena iš jų tai iš žalių burokėlių. Žali burokėliai jie pasižymi labai stipriom savybėm varyti tulžį ir išvalyti kepenis. Tai yra labai galinga daržovė turinti savyje labai daug visokiausių medžiagų ir pasižymi tokiom savybėm kaip kraujo atstatymu. Taigi, ką galima padaryti iš šitos daržovės skaniai? Dauguma iš mūsų visą laiką pripratę jos matyti tokį pavidalą: išvirtus, supjaustytus, išvirtus arba darom iš jų barščius. Verdam juos ir štai mes turim tokius barščius pasidarę. Tai yra klasikinis vaizdas, ką galima padaryti iš raudonųjų burokėlių. Taigi, o aš šiandien padarysiu visai kitaip. Taigi, darysim iš žalių burokėlių mišrainę. Mums reikės burokėlių, džiovintų pomidorų, jos čia yra jau užpilti aliejuje. Mes perkam jos ne iš parduotuvės, iš bazės ir patys užpilam alyvuogių aliejum, dadedam biškį žolelių ir taip pat mums reikia salierų, tomato pastos, irgi ne iš parduotuvės, be visokiausios chemijos čia ir citrinos. Žinoma, vasarą vietoj pastos mes naudojam pomidorus, nes žiemą mes neperkam pomidorų iš parduotuvės, ten praktiškai chemijos užauginta. Perkam iš žmonių, kada jau ateina sezonas, be baimės jokios. Ir taip pat, aišku, kai atsiranda petražolės ir švieži krapai, taip pat mes dedam juos į mišrainę. O kol nėra naujų krapų arba petražolių, naudojam džiovintas arba šaldytas. Taigi, sveikatos reforma yra kategoriškai prieš visus aštrius prieskonius, kokius dabar jūs matysit. Todėl, kad aštrus prieskoniai tai yra nenatūralus maistas, tai yra žmogaus iškreipimas, kuris buvo naudojamas su mėsos vartojimu. Taigi, tokie produktai kaip imbierai, česnakai, svogūnai, čili ar dar kažkokie pipirai, jie tiesiog išdegina skrandžio žarnyno gleivinę ir veikia žmogaus psichologiją kaip narkotikai. Sveikatos reforma tai yra reforma nuo Dievo. Ir Dievas pasakė, kad šitie prieskoniai nėra skirti maisto vartojimui. Tai yra nenatūralu ir normalus žmogus tai žino. Net savo vaiko ir kūdikių žmogus niekada nepaduos tokių prieskonių, kurie kenkia. Ir todėl mes nenaudojam juos maistui. Bet dauguma žmonių apie tai net nenutuokia. Ir kada žmonės prieina prie augalinės mitybos, atsisakydami mėsos, jie ir neatsisako toliau valgyti šitos aštrus prieskonius, galvodami, kad jie pagerina virškinimą ir yra naudingi organizmui. Bet iš tikrųjų jie tik tai kenksmingesni yra už mėsą ir visus kitus produktus, kurie atsisakėte žmonės. Už tai Dievas kviečia visus maitintis sveikai, nes daugiau apie tai mažai kas žino, kad šitie prieskoniai yra kenksmingi. Ir netgi buvo atlikti tyrimai, kad skrandis žmonių, kurie valgo šitos aštrus prieskonius, panašus į skrandį alkoholiką, kuris išdegina savo gleivinę su alkoholiu. Taip pat, veikdami nervų sistemą, žmogus tampa irzlus, nervuotas ir apie tai mažai kas žino. Už tai mes pasaulyje matome tiek daug blogio ir žmonių su sutrikusia psichika, kurie jau nebežino, ką daro. Nes nuo tokio maisto pas žmogų tiesiog aptemsta protas ir jis jau nebežino, ką daro. Už tai sveikatos reforma kviečia vartoti tokį maistą, kokį buvo Dievas davęs iš pat pradžių. Tai yra vaisius, daržovės, riešutus ir nevartoti tą maistą, kuris yra nenatūralus ir tikrai protingas žmogus pusę litro česnakų arba svogūnų kiekvieną dieną nevalgo ir nevalgys. Už tai bananų ar morkų
pusę litro, man atrodo, kiekvienas žmogus gali suvalgyti. Iš čia mes galim atskirti, ar iš tikrųjų tas maistas yra kenksmingas. Gerai, taigi pradėkim mūsų mišrainės gamybą. Sutrinkim buroką, štai, gan smulkiai. Iš tikrųjų, mišrainė bus tikrai labai skani. Paprasčiausiai galbūt daugelis žmonių nėra niekada ragavę, netgi žinau žmonių, kur 50 metų yra pragyvenę ir niekada nevalgė žalio burokėlio. Ar jie galvoja, kad jis kenksmingas, aš net neįsivaizduoju. Taigi aš įdu šaldytų krapų, šaldėm juos vasarą ir supjaustam štai salierą. Salierą mes pirkom parduotuvėje, tai čia vienintelė žolė, kurią aš dabar naudoju į savo mėgstamiausias mišrainės. Taigi salierą irgi supjaustam smulkiai. Salieras yra, jos skonis toks labai įdomus, jis atrodo, kad būtų surus. Ir praktiškai aš šiaip nevartoju beveik druskas. Jeigu aš ten pavartoju, tai žiupsnelį vieną kitą į savaitę. Nes irgi daug druskos valgyti nėra gerai. Todėl visur reikalingas ne tai, kad saikas, bet protingas mąstymas. Negali saikingai naudoti narkotikų, todėl kad tai yra narkotikai. O druska, ji organizmui labai naudos didelės neduoda. Praktiškai žmogus, jeigu vartotų visą laiką daržovių, vaisių, žalių, tai jam nereikėtų pagerinti skonį, nes kaipgi ant bananų užpilsi druskas. Tai visiškai nelogiška. Tai žmogus, kada pastovi verda arba kepa maistą, jam reikia tą maistą pagerinti skonį, nes virtas ir keptas maistas skonio jau nebeturi. Už tai žali burokėliai ir salierą, jie savyje turi jau organinės druskos ir praktiškai jos dėti nereikia į šitą mišrainę. Čia įdėjau dar tomato pastos, mes pirkom ją Kauno bazėse ir užpilam alyvuogių aliejų. Nu, aš esu mėgėjas alyvuogių aliejus, naudoju tik jį valgymui. Citrinų sulčių. Visą laiką citriną įdedu į savo mišrainės, todėl kad jį labai pagerina skonį. Ir sumaišom viską. Bet šiaip rekomenduočiau sumaišyti viską laiku, iš tikrųjų tie visi skoniai susijungia ir mišrainė tampa tikrai labai skani. Taigi prie burokėlių mišrainės aš nusprendžiau padaryti sojos paplotėlį. Mes juos paverdam va taip 5 minutės, įdedam lauro lapelio, galima truputį druskas, kas nori įdėti, arba ten baziliko, ar dar kokių žolelių. Čia kiekvienos asmeninis pasirinkimas. Mes kenksmingų prieskonių nenaudojam ir valgom natūraliai. Stengiuosi maistą vartoti tokį, koks yra natūralus. Ne privaryti taip, kad nepajustam produkto skonio tikro. Taigi, kada jie ataušta, reikia gerai išspausti vandenį iš tų paplotėlių. Kiek įmanoma stipriau spauskit juos, kad jie būtų sausi. Aišku, receptų, kaip daryti sojos paplotėlius, yra begalės. Bet aš darau paprasčiausių būdų, todėl kad aš valgau kuo paprasčiau. Taigi mes juos taip supjaustam. Bet žinoma, jūs galite pasirinkti nors kitą, ar bulvių įsivirti, ar ryžių. Čia jau jūsų pasirinkimas. Aš juos dar apšlakštau, tai va, su citrinos sultimis ant viršaus arba su tomato pasta, būna tikrai neblogai. Tai va, brangieji, štai jums padarytas geras ir sveikas receptas. Linkiu visiems sveikatos, išminties ir renkantis sveiką maistą.